kaip aš dažniausiai sakau, tai videografija ir būtent video kūrimas tikriausiai atrado mane, o ne aš jį atradau. Ta veikla atsiranda tiesiog iš kažkokio troškimo, norėjimo daryti, norėjimo kurti, sukurti, bet tiesiog iš nežinojimo, kaip tai padaryti, tu tiesiog imi, darai, stengias, bandai ir kažkas gaunasi. Tikriausiai vienas iš didžiausių ir sėkmingiausių projektų šiai dienai, kaip tik vakar tas projektas surinko 10 milijonų peržiūrų YouTube, tai panelė iš Kauno rajono. Ir faktas, kad ta sėkmė ir tos peržiūros galbūt kažkiek ir atidarė duris į kitus kažkokius projektus, kuomet žmonės atkreipė dėmesį būtent į tą projektą ir atnešė, sakau, kažkokį susidomėjimą tą veiklą, ką aš galiu sukurti ir ką aš galiu padaryti. Pagrindinis įkvėpimas mano darbams, aš neneigsiu, jog yra kiti kūrėjai, bet galbūt kūrėjai ne iš mano srities tiesioginės kaip videografijos, bet patys atlikėjai, kurie pas mane ateina su kažkokiu poreikiu muzikiniams klipams, aš vizualizuoju galbūt jų dainas ir tie kūrėjai ir yra tikriausiai ta inspiracija, kuri mane užveda ant kelio ir būtent atsispyrus nuo to galima sukurti kažkokius vaizdus. Kaip kūrėjo akimis aš Kauną matau kaip vietą, kurioje tikrai yra labai daug potencialo, labai daug galimybių. Ir būtent tie kūrėjai, kurie šiai dienai Kaune daro verslus, kuria meną, kuria video ir dar kažkokius kitus dalykus, jie kuria tą kūrybinę istoriją, kurios keliu eis galbūt ateities kartos. Vien tik tais dėl tos priežasties atrodo, kad Kaune ne konkurencijos prasme yra vietos, bet kūrybos ir atsiskleidimo prasme, nes mes kuriam tas taisyklės. Kaip turi būti Kaune kuriama, gyvenama ir tiesiog leidžiamas laikas.